didvyriškai gynėmės. Pirmam kėliny po kampinio Šiauliai turėjo realią progą įmušti įvarčių. Tarkim, pasisekė tuo momentu. Bet dėkot to, kad komanda iš tikrųjų vykdė gynybinės užduotis, Šiauliai praktiškai ir neturėjo momentų pirmam kėlinį, nepaisant to, kad teritorinė persvara priklausė jiem, tai čia net negalima nuginčyti. Toliau įvykiai vystės taip, kad pas mus komandoje daug traumuotų žaidėjų, net 6 žmonės pagrindinės sudėties, tai neleido pastiprinti mums nei puolimo zonos, nei saugų zonos. Aišku, vėlgi mes gynėmės, stengiamės užkontratakuoti, bet gavos taip, kaip gavos. Galbūt tuo momentu norėjosi kamuolys po smūgio į vartus nuo skersinio išeitų į užvartį, bet jis pakibęs žvakę nusileido vos netiesiai žaidėjui ant galvos ir Šiauliai šventė pergalę. Sekmadienį vėl kovosite su Šiauliais. Sunku per savaitę žaisti 2 rungtynes su viena komanda? Taip, ypač mum, kaip minėjau, kadangi turim daug traumuotų žaidėjų. Ir po šios dienos rungtynių vėlgi gali būti taip, kad 2 komandos žaidėjai ant ribos ir mum belieka tik atsistatinėti. Bet tai toks reglamentas ne vien tik tai mum, gerai, kad ne karšta ir galbūt lengviau atsistatyti. O ką, ruošiamės sekmadieniui, po to trečiadienį ir vėlgi sekmadienį. Tai nieko nepadarys. Keista matyti Šiauliams gerai žinomą Gintarą Juodeikį, padedantį jums prie rungtynes, kaip tandemas jums Gintaru Juodeikiu, kaip įvertintumėt. Puikiai viskas sutarėt, ar? Nesipykstam. Dirbam, darbinė aplinka, nėra problemų.